Okay. Hyundai Kona Electric, kraunam, Tipe 2 stotelė, 11 kW galia, kartais būna 10, gana neblogai, pakrausim pilną, penktadienis, čia stotelė po stogeliu, Hyundai Kona Electric Charging. Su ja pravažiavau jau 2000 km. Visai nieko. Mažoka tik vietos. Bagažinė maža. Šiaip tai toks visai neblogas daiktelis. Taip. Saulė. Šešiasdešimt 4 kWh baterija. Esam video, saulė yra, kraunam Hyundai Kona Electric, Tipe 2, vidutinį krovimo rozetę, stotelę, 11 kW galia, vėjas užeina, daug debesų pučia, tai saulė tai yra, tai nėra, truputį pafilmuosiu. Kam patinka, prenumeruokit mano YouTube kanalą, subscribe my YouTube channel. Hyundai Kona Electric Ovners. Pakrausim iki 100%. Šitas modelis yra 64 kW baterija. Daug elektronikos, automatikos. Automatinės tolimų šviesų perjungimas. Automatiškai, jeigu jūs sakinat, išsijungia artimos šviesos. Jeigu nėra priešais automobilio, įsijungia vėl tolimos. Nereikia junginėti svirties rankomis. Viską daro elektronika. Tas pats su valytuvais langų. Įjungia auto, lyja, valytuvai valo. Nelyja, nustoja valyti. Na, salonas čia juodas, visai neblogai. Taip. Na. Ganėtinai erdvu. Taip, sėdinės tekstilė. Lipam vidų. Taip. Kraunu 100%. Taip, zoominsiu. 10 kW galia. 458 km. Rodo nuvažiuojamą atstumą. Buvau pakrovęs 100% ir nuvažiuojamas atstumas tada buvo 564 km, dabar mažiau. Na, tai irgi priklauso. Taip. Tai šiandien tiek. Prenumeruokit YouTube kanalą, subscribe my YouTube channel. Taip. Čia yra belaidis telefono kroviklis. Taip, USB dar yra. Taip. Subscribe my YouTube channel, Hyundai Kona Electric. Visiems iki, prenumeruokite. Iki, visiems iki.